Audronis Gulbinas, važiuosime Rally 4 disciplinoje. Turėsim, ko gero, naują Peugeot 208. Dar nevažiavusi, kas neramina mus. Bus matyti. Jo, jis pastovi kaip gastrolėse būna, darbo reikalais užsienyje, tai su Vyčiu Pauliukoniu. Jau mes su juo, ko gero, 23, o gal 25 metai viena, kaip sakau, budelėje važiuojam. Susidirbę viską, žinom, kada reikia pykt, kada nereikia, kada reikia nuramint, kada reikia pasakyti, kad daryti taip reikia, o ne kitaip. Tai, kaip sakant, toks, kaip šeima gaunasi. Faktiškai jau ten neskaitant tų slalomų, visų strytų, las, taurių, tai pagrindė su Vyčiu bet kokiu atveju survažiuota. Tai kas daug kartiniai Lietuvos čempionai, Latvijos čempionai iki 2 litrų klasėje, Lenkijos vicečempionai irgi iki 2 litrų, sporto meistrą gavęs dar. Dar svajonę išpildžiau, VRC suvažiavau Portugalijoje. Tokie turbūt. Ten galima daug vardinti, bet pagrindiniai gal tokie. Mūsų disciplina gal tom, kad jinai gruntas pagrindas yra, važiuojama gruntu, tai ir Rokelis Stepanavičius važiuos taip pat, tik tai su galingesnė mašina. Mašinos valdymas, stenogramų skaitimas skiriasi pakankamai biškai kitaip, mašinos reakcija į viską. Vėlgi, priekyje, kai pravažiuoja mašina grunte, jinai keičiasi danga, keičiasi sukibimas ir tu kitą kartą nežinai, kas tavęs laukia už posūkio, ko kitą kartą galbūt nėra asfaltiniuose ruožuose, kas asfaltą važiuoja tik tai, nors iš patirties turim irgi, kai ir asfaltą važiavę, tai ir Karpatų kalnuose, ir Tatrų kalnuose, tai kiti primėto tų šiukšlių posūkiuose ir tada būna labai linksma. Nežinau, man vis tiek, kaip ten bebūtų, asfaltas yra gerai, bet ralis tuom, kad žavi, kad tu gali spaust, gali jaust malonumą, kartu šturmanas susidirbus, tu gali mėgautis to greičiu, to slydimu. Sakykime, manau, šitom lenktynėm arba olimpiadai ir konkurentai ruošiasi ne ką turbūt silpniau. Tai, kad mūsų aptarnaujanti komanda sutarėm, turėtų maždaug jau šią savaitę gauti gamyklinę Rally 4 automobilį, kuris turi pačiausias galbūt įdiegtas naujausias starto kontrolės technologijas, amortizatoriai, kiek žinau, yra kažko tai ten patobulinti, pavarų dėžė vėl, kaip ir nauja mašina, vis kažką tai išranda, kažką tai pasiema iš galingesnių mašinų ir į ją įdiegia, kad jin būtų biški konkurencingesnė. Ir, man atrodo, netgi biški arklių yra dadėta, gal, aišku, ten ne kosmosas, gal 10 ar 13, bet vėl, tai, kad dar vėlgi amortizatoriai, kaip sakiau, visada turiu problemų su tais amortizatoriais, tai manau, tikiuosi, šitie jau tikrai laikys. Važiuoji ką? Tai aišku, kad galvoji būti tenai lipti ant podiumo, bet pagrindinis tikslas tai pirmas - pasiekti finišą, kaip ir kiekvienos lenktynėse visada būna tokių dienų juodų, kad kitą kartą, jos skersai eina ir fortūna nusisukusi ir tu net nežinai, ko dar tikėtis. Kitą kartą lengvai ir paprastai. Tai visų pirma, finišas, išlaikyti gal tą šaltą protą, jeigu ir atsitiks kažkokių klaidų, aš manau, jų bus tikrai, nes kelio dangos ten ne visai stabilios ir visa kita, turim irgi informacijos apie tai. Viskas, bent jau patekti 10-uką būtų labai faina, bet, kaip sakant, niekada nesakyk niekada. Tai kaip jau ir minėjau, ko gero visų pirma danga, akmenuota jinai pakankamai yra, daugiau ruožai drieksis priekalnė, kiek supratau, ir, žinant tai, kad akmenys kitą kartą turi tą įdomią savybę jau po Portugalijos, jie nedingsta niekur, kaip
lietuviškam rally juos išmėto, ištaško, sakykime, ten jie ir lieka vietoje. Nežinau kodėl, bet jų nenukasa tenai, nepasidaro provažą. Tu važiuoji tokia pusiau slystelėjusia trasa, juo labiau, kai mašinos važiuoja jau antroji daly, gal serijos mašinų. Nu, bet kaip, pavažiuosim, pasižiūrėsim, bet aš nemanau, kad ten bus kažkas tai tokio. Kaip sakau, nu visko mes turėjom jau gyvenime, nu bet visada būna pirmas kartas, tai nenustepsim, jau pripratom ir prie šito. Nekreipti galbūt į aplinkinių komentarus, neįgiamus emocijas. Mes ten važiuojam visų pirma laimėti. Kiekvienas ten važiuojantis, įsivaizduoju, galvoja apie tai, kad laimės. Kaip seksis? Taip seksis, bet mes ten važiuojam ne pabūti, ne pasėdėti, bet atlikti tai, kas mums patinka, ko mes džiaugiamės, ko mes gyvename ir ne vienus metus. Ir svarbiausia, sėkmės, šalto proto, nesinarvuoti ir nereaguojant į aplinkinių replikas ar kažkokias, tai daryti savo tai, ką tu geriausiai moki, ką žinai. Ir svarbiausia, kad džiaugtis tai, kad dar ten ir bus sirgalių, kurie mus palaikys. Ir ne vieną, manau, 10. Tas jausmas toksai įdomus, galbūt daugiau buvo, jisai surištas praeitais metais, aš jį Portugalijoje patyriau, kai vienintelis lietuvių ekipažas, iškėlėm Lietuvos vėliavai, ten dar krūvas sirgalių buvo, ir portugalų, ir lietuvių. Ir tas jausmas, taip, mes ten finiše ir wow. Tai čia kažkas irgi tokio, mes ten važiuojam, mes būsim su trispalve, mes būsim iš Lietuvos, tos mažos Lietuvos, kur kitą kartą tikrai moka nustebinti. Ir aš tikiuosi iš kitų disciplinų, ir Rokas, manau, tikrai galės konkurencingai stipriai ten pasirodyti. Manau, tikrai visiems sėkmės, kad, kad kažkas išgirstų apie mus, kad mes ne tik tai mokam krepšinį žaisti, gerai futbolą pralošti. Gero ten organizavimo, manau, aš jau tikiuosi sklandaus pravedimo to visko, kad ten nebus kažkokių tai niuansų. Vis dėlto didelis renginys, sudalyvauti kitose ešalono tose lenktynėse ar sunkvežimių lenktynės pamatyti, kas tikrai man dar nematyta, ir viską, jeigu leis mūsų grafikas, sakykime, lenktynių, palaikyti kitų komandų dalyvius pagal galimybės. Nuvažiuosim, pamatysim. Taip, turim, tai, sakykime, kaip dviračiai, sporto salės, fizinis pasirinkimas, ištvermė. Vytis čia šiais metais biški su kitais vairuotojais ir pamokė, ir pašturmanavo. Aš dabar, kadangi biški negalėjau važiuoti, tai dabar jau galiu, jau ir įvyko treniruotės vienos, tai Utenos ralyje, Samsono tiksliau ralyje su Andri Malneksu pravažiuosim, pasitreniruosim raliuką tą. Tai toks, manau, bus gera treniruotė prieš tą olimpiadą. Gal toks, net pasakysi, kad juokingas, gal vieną iš stiprių Latvių komandų sugebėjom nustebinti ir netgi Lenkijos teisėjus sugebėjom nustebinti. Turėjom neatsargumą ir, aišku, neužsidaryti priekinio dangčio, nors nežinau, kaip po uždaro parko jis buvo neuždarytas. Atsidarė, turėjom pravažiuoti 40 km greičio ruožo, sudaužytas stiklas, atvažiavome į uždarą parką, į serviso zoną, neišvažiuosite, jeigu neturėsit stiklo. Virš 100 mašinų, nieks stiklo tokio neturi, net panašaus. Atvažiuoja R2, sakau, žiūriu, viskas gerai pas juos, stiklą turit? Jo, turim. Neškit. Žiūriu. Pas tave Honda. Gerai, sakau, neš stiklą. Atnešė stiklą, sakau, duokit man akumuliatorinį bulgarkę. Jis sako, duoda man išspjauti stiklą. Ne, sakau, man bulgarkę duok. Tai yra kas pjauna stiklą, sakykime, metalai. Pridėjom stiklą, išsipjovė mažesnę skylę, ant viršaus stiklą, užklijavome, viskas. Komandos vadovas Latvių sako, aš visko mačiau, bet kad tai padarytum, wow.
ir finišuota Lenkijoje, davažiuota iki finišo, nes važiavau jau paskutinis ir, nu, jau ten pralošti ir pats savo pralošti negalėjau savo to leisti. Va tokia, nu, galbūt savotiška, kad visada randi išeitį, turi rasti išeitį, kad mašina judėtų, kad pasiektų tą galutinį rezultatą. Gal taip, aš nesu pats tas greičiausias lenktynininkas, kaip Vaidas ten ar Notkus, bet buvo laikas, kai aš negalėjau to džiaugtis, o dabar galiu džiaugtis. Tai, manau, tai kompensuoja ta patirtis ir tas gebėjimas net aplinkinių medžiagų esamų vietoje kažką sukonstruoti, kad ta mašina važiuotų.